Sveiki, mano vardas Kipras iš RSidge ir šiandien būtent pakalbėsime apie labai aktualią temą, man atrodo, markete traderiams, tai yra likvidumas. Kas jis yra likvidumas, pakalbėsime, kaip jisai atrodo, kodėl iš viso mums svarbu jisai yra ir gal pagaliau įsiaiškinsim, kodėl mes gauname stopus prieš pat kylantį mūsų norimą pusę, ne? Tai nieko nelaukiame, galime pradėti. Taigi, žiūrint į šitą dabar tuščią nupieštą chartą, ne, mes turime du liquidity tipus. Tai yra buy side liquidity ir sell side liquidity. Buy side liquidity tai yra realiai mūsų highs, ne? Ir sell side liquidity yra mūsų lows. Buy side ir sell side liquidities, ne, yra external ir internal, bet apie tai pakalbėsim šiek tiek vėliau, trumpai užsiminsiu. Dabar kas yra buy side liquidity? Buy side liquidity yra paprasčiausiai highs, ne, šitoje vietoje, kurioje realiai sėdi netidaryti orderiai ir didelių institucijų, būtent dėl kurių norint, kad marketas judėtų į tam tikrą direkciją, kaip pavyzdys, ar žemiau į sell side liquidity, ar tiesiog continuation turėtų, tai turi būti atidaryti orderiai. Čia viena iš priežasčių, kodėl marketas juda. Dabar turit suprasti tokį dalyką, kad mes kaip retailas, aš, tu, jūs ir visi realiai kiti, mes neturim jokios įtakos judint marketą. Marketą judina būtent hedge fundai, didelios institucijos, tie vadinami market makeriai, ar ne, kur yra milžiniški biudžetai. Tad tam, kad jie atidarytų tos milžiniškus orderius, ne, jie turi sugeneruoti likvidumą ir tuomet tik tais judėti į tam tikras pusės, ne, kaip pavyzdys. Ar pagalvojate, kodėl kartais būtent atidarius jūsų norimą poziciją, ne, tarkim short ar longą, nesvarbu, jūs pradžiai gaunate stopą ir tada nueina į jūsų norimą direkciją. Ir tai tikrai dažnai pasikartoja. Tai būtent todėl, kad dažniausiai jūsų stopai būna padėti ant neišvalyto liquidity, kaip aš sakau, ne. Tai bet, kaip pavyzdys, tarkim, žiūrint iš mažesnio time frame turim judėjimą atgal, kas dar, nežinau, prekiauja trendais, tai aš nežinau, bet esmė tame, kad judam atgal, turim shortą mūsų drone liquidity sell side, ne, kaip pavyzdys, bet mes turim visiškai neišklierintą buy side liquidity, ne, čia atsidarom, tarkim, poziciją, nežinau, galbūt kažkur čia, ne, ten turim kokį fair value gapą, čia mūsų stopas, ne, kaip pavyzdys, ir marketas ką daro, juda, tarkim, čia, ne, bam, išklierina mūsų internal liquidity, ne. Turim čia internal liquidity, dar pakalbėsim apie tai, kas tai yra. Ir tada nuvažiuojame, ne, į sell side liquidity, kaip pavyzdys. Tai dažnu atveju būtent dėl to ir yra, nes tiesiog paskubama be manipulacijos atidaryti pozicijas, ne. Dabar kodėl mums to reikia, ką tai keičia ir kodėl iš vis mums tai svarbu kaip prekiautojams, ne. Tai visų pirma reikia suprasti, kodėl marketas juda, ne. Tai yra keletas priežasčių, kad mes generuojame liquidity, huntinam liquidity. Ir tęsiant tiesiog toliau likvidumo judant, ne, kaip pavyzdys. Tai dabar įsivaizduokit, marketas tam, kad jisai eitų į tam tikrą direkciją, nu kaip pavyzdys, ne, tam, kad jisai pasiektų sell side liquidity, mes turim visą laiką eiti į priešingą, išklėrinti, padaryti manipulaciją ir tada važiuoti į mūsų norimą direkciją, ne, tai kaip pavyzdys galime papaišyti. Tai tarkim dabar mūsų draw yra, ne, sell side liquidity, bet mes, įsivaizduokit, mes turime dabar čia internal liquidity, čia nepraklėrinta ir čia. Tai aš šiuo metu, realiu atveju, tarkim, prekiaujant, ne, aš šiuo atveju nieko nedaryčiau. Aš laukčiau kažkokio aiškesnio price actiono, ne, dėl ko matyčiau, kad mes judam į vieną ir kitą poziciją, nes bet kokiu atveju mes galime judėti ir va taip. Tai šiuo atveju, ne, aš netidaryčiau pozicijas. Ir kaip marketas gali judėti? Marketas gali pradėti konsoliduoti, čia generuoti liquidity, ne? Bam, išsiklėrinam internal ir prasiemam external liquidity tam, kad būtent išsiklėrinus buy side liquidity, ne, mes tuomet realiai turim, aišku, draw, ne, ant sell side liquidity. Ir būtent šiuo atveju, tarkim, mes čia padarom manipulaciją, ne, ir būtent pradedam judėti link mūsų draw, ne, sell side liquidity. Tai būtent dėl to reikia visą laiką išlaukti. Ne visada, žinoma, būna aišku ir neturi būti visada aišku, mes nesam kažkokie, ne, magai, kad žinotume, kur marketas judės, bet mes galime preliminariai matyti, jeigu turime aišku draw, kur jisai judės, kur mes turim resting internal liquidities, ne, ir external. Dabar įsivaizduokime, kad mes dabar žiūrime į mažesnį time frame. Kaip atrodo iš didesnio time frame, ne, ta manipulacija? Tai vat būtent, įsivaizduokim, čia turime dabar candle, ne, jisai kyla į viršų.
čia padaro mūsų, čia padaro vadinamą mūsų manipulaciją, ne, ir pradeda judėti. Tai kaip iš didesnio time frame atrodo, mūsų candlas pradeda trauktis, ne, čia palieka wick, ne, čia ištrinu wick ir mūsų viskas, mūsų candlas pasidaro raudonas. Ir dabar mūsų candlas būtent juda link sell side liquidity, ne, tai mūsų didesnio time frame candle ir atrodo, dėl ko atsiranda ir tie wickai, ne, ant candle. Tai visada svarbiausia matyti didesnį time frame, nusimatyti, kur mes judam, ne, ant didesnio time frame, tai būtent, nežinau, 15 minučių, valandos, 4 valandų dieninio, ne, matyti drawn liquidity ir tik tada eiti į mažesnius time frame'us ir prilyginti ir matyti tą patį, į tą pačią direkciją judančias pozicijas, ne, niekada neprekiauti prieš drawn liquidity, ne? Tai nieko nelaukia, galime šokti iš karto tada prie realaus charto ir pasižiūrėti, kaip realiu atveju tai atrodo. Taigi, backtestinimui naudoju FX Replay toolsą. Tai ką iškart matome, viršui turime equal highs, turime buy side liquidity viršuje, turime equal lows apačioje kartu su sell side liquidity, ne? Ir ką mes dabar matome, nuėjusiu mažesnį time frame, būtent didelį šuolį į apačią, ne, turime čia internal sell side liquidity praklėrinta, todėl stebim marketą, ne, kaip jis juda. Būtent šiuo atveju pravalėm internal liquidity, todėl daugiau šansų, kad kilsime į viršų, pravalyti external liquidity. Pam. Choppy marketas, kaip matom. Vėlgi, matom šitoje vietoje vėl internal sell side praklėrinama, ne, tam, kad kiltume į viršų, kaip ir kalbėjome, ne, tam, kad marketas eitų į viršų, turime pradžiai pravalyti sell side liquidity ir atvirkščiai, tam, kad eitume į apačią, turime pradžiai kilti į viršų ir tada į apačią. Ir bam, kaip matome, external liquidity buvo paimtas. Kas dabar? Dabar galime stebėti, kas vyksta po to. Bam. Kilimas į viršų. Bet kokiu atveju tada einame žiūrėti, ne, turime iš didesnio time frame, ne, dieninio matome, tai kad mes turime dar ir šitoj vietoj buy side liquidity, būtent tai todėl mes nežiūrime iš karto, visada lyginame pagal didesnį time frame, ne, niekada nežiūrime iš mažesnio į didesnį, tai būtent iš didesnio į mažesnį, tai šitoje vietoje nereikėtų iškart ieškoti, kad krisime į apačią, kadangi mes turime žiūrinti didesnį time frame, aš visai netoliese, ne buy side liquidity resting, tai mes turime priežastį, kodėl mes galime kilti į viršų, ne? Tai panašu, kad taip ir yra. Nori marketas paimti pačią viršūnę ir bam, turime, ne, būtent dabar jau tikrai external liquidity paimta. Dabar kuo skiriasi external liquidity nuo internal liquidity, ne, ir kas tai yra ir ką tai reiškia. Tai būtent external liquidity yra žiūrint iš didesnės perspektyvos. Vat, kaip pavyzdys, nueinam į 4 valandų, ne, time frame. Ir ką mes matome, vat, realių pavyzdžių, ne, turime buy side liquidity, ne, šitoje vietoje. Ir sell side liquidity šitoje vietoje. Viskas, kas viduje yra, jau bus internal liquidity vadinami. Tai galime būtent pasižiūrėti. Visas šitam range, ne, kas yra, visas likvidumas jau yra vadinamas internal. Tai jau čia turime internal liquidity, čia turime internal liquidity, čia turime internal liquidity, čia turime internal liquidity, ne. Tai realiai likvidumai yra highs and lows, kurie yra palikti be netidarytams orderiams, ne. Ir kaip matote, realiai šitų pavyzdžių turim buy side liquidity, ne, ką mes padarėme, žiūrint, va, iš 4 valandų, kurgi vėl pamečiau. Va. Vėlgi viskas, kaip ir minėjau, prasivalėm sell side liquidity, ne, tam, kad kiltume į viršų, prasivalėm, nesimti.
prasivalam sell side liquidity ir viskas, ir tada kylam į viršų. Vėlgi, pakilom į viršų, sugeneravom likvidumą šitoje vietoje. Sukūrėme naują buy side liquidity, šitą su liquidity išklerinta, tik išklerinus padarėme internal manipulation, kaip matome. Padarėme internal manipulation ir kritome į apačią išvalyti sell side internal liquidity, ne? Jau šitame range, šitame vat būtent čia ir čia, jau mes tada vėlgi turime čia likvidumą, Time frame yra realiai visiškai nesvarbus šitame reikale, ta prasme, ką matome 4 valandų dieninėme weekly grafike, ne? tą patį galime matyti ir minutinėme grafike, ir 5 minučių grafike, bet nepamirškime to, kad niekada neturime žiūrėti iš mažesnio time frame'o į didesnę, ne, kaip pavyzdys, į mažesnius mes time frame'us einame ir ieškome liquidity confirmation'am ir entry'am, būtent, ne, bet visas, dėl ko marketas juda, tai minimum siūlyčiau žiūrėti 15 minučių time frame'e, kad bent jau matyti tą draw on liquidity. Kas yra draw on liquidity, padarysiu kitą video, būtent kaip matyti, kaip nusistatyti ir taip toliau. Dabar ką aš jums siūlau padaryti, tai tiesiog eiti į marketą ir iš karto testuotis, žiūrėti marketą, bražytis, buy side, sell side liquidity, matyti kaip marketas juda, tiesiog žiūrėti backtestinimą, FX ir replay galima naudoti, kad ir tą patį trading view galima naudoti, nesvarbu jau ką, bet visiškai tiesiog pažinti marketą, žiūrėti kaip likvidumas ir kai pamatysite, kad tai juda, jūs tiesiog sprogs smegenis realiai, kad matysite, kad tai veikia. Realiai į viršų, kad eitų marketas, pasikartosiu, turi pravalyti apačią, kad eitų į viršų ir atvirkščiai, norint, kad marketas eitų į apačią, turim pravalyti viršų, tada krisime į apačią, kaip pavyzdys, ne? Tai pradėkite paišyti, žiūrėkite skirtingus time frame'us, lyginkite mažesnius su didesniais time frame'ais, tiesiog pažinkite marketą, kuo daugiau matysite, tuo daugiau suprasite patys, kad tai veikia, taip juda marketas ir tai vienas iš confluence, kaip mes prekiaujame, ne? Apie strategijas ir taip toliau padarysiu dar kitus video, apie fair value gapus ir taip toliau, šiaip galite komentuoti komentaruose, kas jums aktualiau, būtent, tai atsižvelgsiu ir tai, apie ką kitą video pakalbėti, bet manau likvidumas yra vienas svarbiausių dalykų, kadangi tai yra viena iš priežasčių, dėl ko marketas juda. Kiti niuansai jau yra būtent mūsų pozicijoms atidaryti ir papildomi confluence, ne? Tai gerai, dėkui, kad žiūrėjote. Ir iki kito video. Prenumeruokit, jeigu įdomus būtų toks kontentas, pakomentuokit, kaip ir prašiau, kas įdomu labiau būtų ir jeigu patiko, žinoma, palaikinkit. Gerai, dėkui jums ir iki.